Visi klaus, kur yra Marius dingas. Kur dingas Marius? Važinėjai, Raseinius, Soriukų. Čiuojame. Supratau. Ką mes daugiau galim veikti niekam? Tik dirbt. Tik dirbt, nu. Tai ką jūs šiandien išvešim Zapaskestas. Nuvarėm fūrą, pasikeis padangas visas priekabas šešias. Tai dabar nuvešim ten pat Zapaskes atiduosim. Ir tada važiuosim mulčiuot dar truputėlį. Nedaug, tada atsikabysim mulčerį, nusiplausim ir kabinsim purkštuvą. Parysim glifosatą, nes žolės daug yra kviečiuose. Tai ir dar tą rapsą žolyną ten, kur buvo praeitam video rodžiau. Tai kol kas darbai šiandieniai tokie yra. Kalbant apie pačią fūrą, koks buvo jos likimas. Tada, kai viską tvarkėm ten, tai galiausiai, kai atėjo diena, kad jinai važiuos į technikinį, pradėjo pūst orą pro džiovintuvą ten kažkaip ir nepripildyt antrą kontrato. Tai trūko kantrybė. Nu, visiems čia. Ir tada išvežėm į... Nu, čia Raseinius į tokį, kaip ir servisą tą. Tai ta mašina ten stovi jau nežinau. Reik pasižiūrėti, kada video įkėliau, tai dar kelias dienas prieš, tai čia, nu, jau gerą mėnesį. Tai nuvažiavau šiandien paimti tą mašiną. Nieką jie ten, atrodo, išvis nieką nepadarė. Nu, gal oro prisipildo, bet kur pagrindinė problema su stabdžiais, tai sako vis tiek prasti tie stabdžiai. Nežinau, jie vapjūtė, jau realiai čia prie pat yra lika savaitė gal gera. Gerų orų savaitė. Tai kad nebūtų taip tik tai, kad šiemet nevažiuos ta mašina ir reikės važiuoti su hatatu, tai nežinau. Taip apsisunkinsim visus darbus, kad šakės. Alternatyvų nelabai kokių yra, nes to laiko mažai. Aišku, galima pasimti tą mašiną, varyti kitą servizą, bet tai vėl, žinot, eilės, laukimas. Tai va. Gal kažkam reikia padangų. Nu, padangas prastas paskirdusias, bet esmė obudui. Tai jei kažkam reikia, rašykit 20 eurų vienas. Yra iš viso 3, man atrodo. Viens ne. Šiaip padangas tai tokias ant ribos, bet gal nedaug krovos atlaikys, nu bet esmė obuds, nesvarbu padangas. Dar prie to pačio kažkas klausit komentaruose, ar neparduoda sieras tėvuks. Tai parduoda, jeigu kažkam įdomu, 500 eurų ir galit pasimt, važiuot. Matėt video Ūsiukur ir valina. O dabar viskas, važiuojam mulčiuot, o paskui plovimo darbai, iki lietaus aišku.
Pažiūrėkit, aš užtrukau gal porą valandų, buvau grįžęs čia į sodybą tą ir viskas buvo gerai. Pažiūrėkit, ką tos išgamas padarė. Išpjovė viską. Koncentracija stovykla čia ir taip buvo ta tvora į tą pusę. Išpjovė viską. Ką ten? Gaidys da. Mėnesį laiką mašina prastovėjo, nieko nepadarė. Tai kokia, nu įdomu, kas buvo su tą mašiną. Prieš mėnesį laiką žadėjau važiuoti, pavažiavau su ją. Ir žadėjau važiuoti jau sekančią dieną į technikinį. Ateinu ryte į mašiną, nepripilda man antro kontūro oro. Trūka tėvukui kantrybę, saka, viskas vežam Serasinės į tokį, vietinį servizą. Nuvažiuojam mes į tą servizą, nuvežam mašiną, čia buvo prieš mėnesį laiko. Tai realiai tie meistrai nieko iš vis nepadarė, nieko, va, antrą kontūrą tą galvą sutvarkė, kai prisipilda, bet ABS-as, dabar iš vis dega ABS-as vienas kažkoks, net nežinau, nebuvo tokio. Tada pats pirmas priekabas tiltas, kai mašina tuščia, turėtų būti pakeltas, dabar yra nuleistas. Klausiu, tai kodėl taip, kodėl nuleistas jisai? Tai nežinau patys ten. Vienu žodžiu, esmė, kad pralaikė mašiną, nieko beveik nepadarė. Lika apie savaitę iki javapjūtės. Daug dalykų patys sutvarkėm, čia ką prirašė tą lapą, tai dabar tai pasiėmėmės tą mašiną ir atvažiavau technikinę, važiuosiu dar į technikinę, žiūrėsim, ką pasakys, ką pažymės tą lapą. Ir tada jinai keliaus į normalų servisą. Tai sakė ten, bent jau atvažiuosim ir iškart paims tą mašiną, tai bent jau tiek, o čia stovi, nieko prie jos nedaro, padangas pakeitėm naujas. Dėl vaizdo, čia labiau dėl technikinės pačios. Nežinau, jeigu su kranais blogai, tai tegu keičiu tą kraną, dėt kitą, žiūri, su elektra žiūri, sako, per kompą tipo nemato ten jokių klaidų, viskas gerai. Nežinau. Nei mes čia, net nežinau, nei mes čia tokie mechanikai didieji, nei elektrikai, bet bent jau tie, kurie to vardu, už to vardo yra, tai kaip ir kiekvienas klientas, manau, nori matyti rezultatą. Nes dar mėnesį laiką prastovėjau, sakau, tai čia per savaitę dvi jaučiu nieko nepadarysit. Nesaka. Tai kiek mes galim laukti, čia tą mašiną iš vis šį sezoną tai neišvažiuos. Nežinau. Tai va, bus matyt, ką parašys lapą. Jūs nepatikėsit. Tai ar medžiopliai, ar kas yra. Ir mašina, ir priekaba. X-failai, karočią.
Iš vis čia net nereikėjo į tą servizą varyti, o iškart varyti tą technikinį. Jokių klaidų, nieko, vapšė. Aš šokė. Realiai tai šokė. Nu nieko negaliu sakyt, galva jie ten tą antrą kontūrą aptvarkė. Bet stabdžius priekabas tai tikrina iš 2 kartų. Karočią, nu tipo viską jau užtikrina, atėjau ten į tą kambariuką ir sako tas, nu tas ten darbuotojas, nieko nesuprantu, sako, su tais stabdžiais važiuok atgal. Vėl atbulą užvažiavau ant tų volų kursukas, vėl ištikrina viską. Nieko nesuprantu, realiai tai vapšė. O tiek stresavom visi čia, kad... Nu aš be žodžių. Bet bent jau dienoj, šiandieniniai bent vieną gerą žinią. Viskas. Bus galima ramia galva kalkės važiuoti, susivežt, grūdus vežt ir žvyrą vežt, vienu žodžiu. O dar įdomus faktas tai, kad technikinę važiavau tada pirmą kartą, gal prieš porą mėnesių, tai sumokėjau 113 eurų. Tai realiai 2 mėnesiai pakilo 12 eurų kaina. Normaliai, ne? Nu, mokesčiai Lietuvoje tiksliau pakilo, va, 12 eurų. Tai va, galim pasidžiaugti mašiną. Da važiuos šį sezoną. Ei, Gaidy. Kaip tu, senelyzai? Jum biškė. Atsigerk. Nu gardu. O, biškė. Biškė atsipeikis. Nieko, Gaidys gyvs. Technikinė yra. Gerai, viskas gerai. O. Tai va, su gerom žiniom užbaigsim šį video. Dar žadėjau eiti nuplaut mulčerį, atkabinti ir prikabinti purkštovą, bet viską paliksim rytojus rytui. Tai va, ačiū, kad žiūrėjot ir palinkėsiu, kad visiems taip sektus gyvenime. O jeigu tu pažiūrėjai šį video iki galo, paspausk like, parašyk komentarą, pasubscribink mano kanalą ir susitiksim jau greitai.